Sveiki prisijungę A-Medicina kanale, su jumis aš, Dalia Rukienė, ir mūsų pokalbiai, kurie įkvepia, keičia ir kuria prasmingą gyvenimą. Ir šiandien kalbinu fitoterapeutą Gytį Leliuką, kuris yra vienas iš pirmųjų, kurie įdegė Lietuvoje kanapių produktus. Todėl man yra labai įdomu. Tai labą dieną, Gyti. Labą dieną, Dalia. Visiems. Taip, pirmas klausimas ir būtų toksai, kaip atėjot į fitoterapiją? Tai dar kartelį sveiki. Tai fitoterapija jau čia, sakykime, naujausias žingsnis, o šiaip tai 15 metų sveikatingume, tai tas mano šeimos idėja, verslas, kažkada iš Amerikos gimus idėja buvo pas bobutę brandas, natūralus maisto produktas į namus. Ten naminė višta, duona, piena, triušiena, net bizoniena, šitie dalykai, bet kaip aš juokauju, daugam sakau, pica kebabas laimėjo, tai krypom į sveikatingumą, į prieskonius, į arbatas, į ajurvedinę, tą kinų medicinos pusę. Ir daug metų, beveik 15 metų, jau dabar 16, dirbom būtent tam sveikatingume savo šeimos versle. Ir prieš 9 beveik metus, kai buvo artimiesiems tokia išskirtinių sveikatos problemų, ieškojau dar stipresnių prieš uždegiminių kažkokių augalų ir tada būtent susidūriau su kanabinoidais, su kanapėmis ir pradėjau jais domėtis ir draugauti. Ir per tai prieš jau dabar 5 turbūt metus stojau į Klaipėdos universitetą, į holistinę mediciną, PASP vadinamą, papildomą alternatyvios sveikatos priežiūros. Tai baigiau holistinę mediciną ir visus darbus būtent rašiau per kanapę, tai ir magistras su kanabinoidais. Ir po jų tęsti toliau gilinti žinias, ėjau į fitoterapiją. Tai ir bandau tą dalyką, kaip sakyt, jungti tiek tą rytų kultūrą, prieskonių, tiek fitoterapinę pusę. Sakyt, visos kultūros apie tą patį, tik skirtingais įrankiais. Tai ir eina kartais sujungti. Dabar kanapės. Kodėl būtent kanapės? Nežinau, nėra čia tokio, kaip sakykime, žodžio, kad aš ten jos rūkiau, nei man ten buvo įdomi niekada. Bet esmė, kad jinai, matyt, kaip sakyt, nieko nebūna netyčiai. Atsirado tiesiog tuo metu, kaip reikėjo. Pradėjau domėtis ir pamačiau iš tikrųjų jų poveikį, jų, sakykime, potencialą. Mokslinius darbus, kaip daug kas sakydavo, kad čia nieko nėra ištirta, tai vien PubMed'e bent 13 000 mokslinių darbų šiai dienai, tai jų yra labai daug, tai ir norėjos ir man parodyti, kad tai veikia, kad tai yra dar vienas augalas, tas pats fitoterapinis, galim sakyti, augalas, juk tai irgi žolelė. Tik tai jos veikliosios tos medžiagos, kanabinoidai, turi vėl savo funkciją organizmui ir su jie būtent jau magistro darbą įrašiau, būtent norėjau parodyti, kaip veikia nerimo sindromą. Tai būtent darėm mokslinį darbą Airijoje, Lietuvoje negalima vartoti vidų, tai būtent pasirašėm su klinika sutartį ir tyrėm būtent poveikį kanabinoidų prieš alprazolamą, arba tai labiau žinoma Xanaxą, būtent nerimo sindromui. Tai ir norėjom parodyti, kad tai irgi gali būti alternatyva. Tai tyrimas buvo atliktas Airijoje. Taip. O patį produktą Lietuvoje leido naudoti? Tai mes naudojom viską Airijoje, pacientai, kurie eidavo į kliniką, kurie patyrė ilgiau negu pusę metų nerimo sindromas, panikos atakos, nemigos. Pagrindas ir buvo iš tikrųjų po covidinis, po trauminis, po visokių avarijų, kurie patyrė tą būtent nerimą. Jie atėjo prašyti pagalbos pas šeimos daktarą, į kliniką ir vieniem buvo skirta įprastinis gydymas, medikamentinis, kitiem buvo įjungta su visais, sakykime, jų sutikimais alternatyvi. Tai būtent kanabinoidai, kuriuos jie vartojo mėnesį laiko, vieni alprazolamą, kiti kanabinoidus ir būtent tada tyrėm tiek nerimo skales, tos GAT skalės vadinamos, tiek žiūrėjom į kardiovaskuliarinę sistemą, tai impulsas, spaudimo pokyčiai, toks gal mažiau Lietuvoje žinomas terminas PVV augmentation arba smulkiųjų stambiųjų kraujagyslių spindžio matavimas. Tai ir labai faini rezultatai, turiuomenį, buvo, kad tai parodė tikrai galimybę, kad tai veikia. O dabar pats konsultuoji ir žmonės, ir jungi ir kanapių produktus, ir fitoterapiją, taip?
Sakykime taip, tai konsultuoji vis tiek per fitoterapijos pusę, tai kuri žolių, šaknų, vairius mišinius, galbūt kažkam kokį papildą reikia pasiūlyti irgi pavartoti kažkokių medžiagų. Tai sakykime, tas toksai analizuoji personaliai žmogų. Tai kanabinoidai vėl Lietuvoje mes jų negalim vartoti, šiai dienai nėra to novel foodo įstatymo. Mes kanabinoidus turim ir lašiukais, turim ir kosmetiką, ir jie visi sertifikuoti yra kaip kosmetinės priemonės. Kitaip, nėra galimybės, kol kas ES neturi to leidimo. Kai kurios šalis leidžia, daugelis labai leidžia ir medikai skiria, anglai, kurie išėjo iš ES pilnumoje, priėmė maisto papildo statusą ir pas juos visur parduotuvėse gausit kaip maisto papildą. Mes turim laukti, kol pas mus priims kaip vartoti vidų. Tai kaip sakant, tokie visi žaidžia žaidimus, bet iš tikrųjų taigi mes turim savo vidinę endokanabinoidinę sistemą ir visi tyrimai, visi moksliniai pagrindimai rodo, kad fito augalinis kanabinoidas idealiai kaip raktas į spyną atkartoja tą mūsų vidinį kanabinoidą nandaminą. Tai būtent ką kalbam apie receptorinę sistemą, apie tą uždegiminį foną. Kanabinoidinė sistema gina visur beveik. Ką mes be paimsim ir veikia tos pagrindinius visus receptorius, tiek CB1, CB2, tiek apie GABA receptorių, 5-HTP1. Labai daug, kur mes galim šnekėti, bet tai tas visas neuro visur jis yra. Kai gimėjai, tavo mamos pienas ypatingai aktyviai gamino kanabinoidusgi. Tai mes vos gimę gaunam, nes mums turi vystytis apetito, neuro, imunoreceptoriai. Tai čia nieko naujo mūsų organizmui, tik kada reikia augalinis fito. Ir mes turėtumėm atsigaminti savo kanabinoidus. Tik problema tame, kad dėka mažo judėjimo, didelio streso, mitybos, niuansų mes nebesugebam atgaminti. Dabar iš vis labai fainas, nuostabus naujas tyrimas 24 metų, kur mokslininkai tyrė ne kažkokią ligą, analizavo, kaip veikia kanabinoidai, bet profilaktinis vartojimas, jau turime tyrimo esmė, kad gali padėti užkirsti kelią endometriozei, kurios dabar atrodo beprotybė irgi kiek daug. O kodėl? Dėl to, kad mūsų vidinių kanabinoidai nebeatsinaujina. Tiesiog, mums reikia pagalbos iš šono. Kai mums skauda skrandį, mes irgi prašom, ramunėlės pagalbos, biškį gleivinę pasaugot, kažkur per uždegimiškai. Tai augalai jie yra įrankiai, kurie ateina į mūsų gyvenimą, jie yra šalia. Tai nėra stebuklas kanapė. Tikrai ne. O kokius augalus reikėtų vartoti kiekvieną dieną, kad sustiprinti imuninę sistemą, kad išlikti sveikesniam? Čia mano toksai visą laiką aš juokiuosi iš to klausimo, kai sako, ką man imunitetui naudoti, žinai. O kas tai yra? Tai yra viskas. Kažkam gal reikia kažkokio antiparazitinio poveikio, kažkam gal reikia nervų sistemą sustiprinti, dėka tos nervų sistemos jisai dėl didelio streso patiria išsekimą visos imuninės sistemos. Kažkam gal kepenis per mitybą turi menį, tai tas imuninė sistema tai yra realiai, kaip sakau, viskas. Tai aš čia vienoj edukacijoje sakiau, mūsų edukacija gali trukti lygiai 1 minutę. Nuimat tiesiog cukrų, miltus ir pieno produktus, ir viskas, mums čia nieko nereikia vartoti. Palaukit bent jau porą mėnesių su šituo, jau matysit imuninę sistemą, kaip sustiprėja. Tai vėl, tada ta imuninė sistema, mes jeigu kalbam apie tos dramblius, ką šnekėjo visos kultūros, tas pats niekur nepasikeitė. Miegas, pats geriausias į vidų vartojamas preparatas, idealiai veikia. Mes kalbam apie judėjimą, mums jis privalomas yra, be jo imuninės sistemos mes irgi nesustiprinsim. Galim gerti, ką tik norim vartoti, jeigu mes nemiegosim ir neturėsim judėjimo, mes to nepadarysim. Mityba, vėl prieš uždegiminę ar kenkianti, vėl čia viskas apie imuninę sistemą. Tai, aš kai sakau, niekada nėra tos panacėjos, kad mes turim kažką duosi ir kažkas tau... Mes galim, kaip sakau, užkurti kažką, per prievartą, bet jeigu mes ir taip jau kovojam, organizmas jau, kaip sakyt, ne kad gesta, bet eikvojasi ir mes galvojam, mums trūksta energijos, dar kažkokių adaptogeninių, kažkokių stiprių įjungsim, kad dar truputėlį užkurtumėm, damuštumėm, kai sakau, o gal kaip tik reikia duoti pailsėti. O tada kaip pats rekomenduotum, ar vis tik bandyti ir eksperimentuoti su savo organizmu, ko reikia, ar imti mišinius, kurie jau yra paruošti,
ar dar koks variantas? Šiaip visą laiką yra geriausia, idealiausia yra su kažkuo pasikonsultuoti, kas supranta. Čia idealiausiai, nes, vėl, tas pats, aš mėgstu kartais ir atkreipdėmėsi į žmogaus konstitucijos tipą, jeigu ayurvediškai žiūrėt, vata, kafa, pita. Tai vėl, jeigu žmogus yra, vatos tipo, mes jam norim jį ir nuraminti norim, jis išdirgęs visas. Jį reikia truputėlį mažinti ir tą įtampą. Jeigu žmogus kafos tipo, tas kaupiantis daugiau vandenį, gal jį reikia ir pasausinti, gal jim reikia tų daugiau sausinančių savybių, mes turim jam padėtos per kitus organus, sakykime, ir per tulžį, per inkstus, sakykime, žiūrėti, per kepenis. Tas pats augalas netinka, kažkoks, kaip sakau, vienas sausins augalas turi daug taninų ir mes tokiam išsausėjusiam organizmui įjungsim dar labiau, kažkaip neskamba, ne? Lygiai tas pats gleivinių augalų mes kafos tipo labai nenorim per daug irgi įjungti, atvirkščiai norim. Tai čia yra irgi niuansas, bet aš kaip atsakai, ar galim eksperimentuoti? Aišku, galim. Bet kažkodėl su vaistais neeksperimentuojat, nes yra šalutiniai ganėtinai nefaini. Su augalu, tu gali gan greit pamatyti galbūt šalutiniai, bet pradėkim nuo tokių, kai sakau, švelnių mūsų kiemo mišinių, ne pavienius gerti. Savo mišinį žmonės gal truputėlį prarado tą tokį pojūčio savęs stebėjimo, bet yra daug, kai kurie domisi augalais, jie dar turi galbūt tą irgi tokį, tai kodėl nepaimtėm pamaišyti ramunėlės, melisos, tokių kokių pankolių, kurie yra švelnus, kurios ir vaikystėje naudodavot. Kažkas dabar galbūt yra alergiški to pačiai ramunėliai, kas keista, ko anksčiau nebuvo, atrodo, bet dabar tie astrinėm atsiranda alergiškų. Bet nuo tų tokių švelnių augalų tu vėl gali pamėgti, aš dėl ko, kaip sako, ar vaikam duoti. Aišku, duoti, kad tiem vaikus reikia atpratinti nuo gamtos. Turime po truputuką. Mes jungiam šito, duodam, mes juk nekišam vaikui pelynų iškart kažkokių gerti, nes tau čia labai gerai, nes visi perka dabar. Tai mes neduodam kažkokių labai stiprių augalų, ten tų pačių kokias šalavijas, vėl vaikui jų nereikia. Yra čiobrelis, yra melisa, yra tas pats koks tanabietės įjungsi. Mes po truputį pažindinam su skoniais, jie bus saldžios tos arbatos, gal vaikui irgi patiks. Ir jisai pats pratinsis, mes vėl norim atgal tą kultūrą, kad grįžtų. Kaip kad buvo kavos kultūra, ir tokia dabar stipri gaji, kad galima po 5 puodelius išgerti kavos į dieną, bet arbatos vienam yra sunku rasti laiko, nors tai realiai yra laikas savo, juk arbatą turėsi pasidaryti, ne mygtuką paspausi, tu skirsi savo 10-15 minučių, kur tu galėsi sustoti biškelį. Ir dabar labai populiaru valytis organizmą antiparazitiniais mišiniais. Ką pats rekomenduotum? Sakykime, Lietuvoje įprastas jau turbūt visi vertina tą pelyną bitkreslę gvazdikėlę, tai nieko prieš, galima pavartoti, kai reikia, bet aš dažnai kitą kartą duodu tokį irgi iš ajurvedinių, galbūt švelnesnių, kurie ir vaikai gali pagerti, biški ir kraujotakai, ne tik ta parazitinis, bet apskritai prieš virusus, sakai, imuniniai sistemai per tą prizmę biškelį ir kraujotakai, tai irgi tą patį gvazdikėlį. Juodgrūdė įjungti, kuri nuostabus augalas ir dabar apie tos pačias spilorį visi šneka ir jin turi daug priešuždegiminių savybių, ne veltui daug kas cituoja Mahometą nuo visko išskyrus mirtį. Tai juodgrūdė, anyžius prieš kirmėlės, galima kokio įjungti, jeigu reikia, kokio ir cinamono į tą mišinį, galima pažaisti truputėlį ir tos skonius. Bet visi, aišku, yra tokie šildantis, dabar į žiemos laikotarpį irgi labai puikiai tiks ir tai termoreguliacijai. Tai galima kokį įjungtoj vietoj ir galbūt ir kokį baziliką toj vietoj įjungti. Vėl, ko mes norim. Mes visą laiką, pavyzdžiui, fitoterapijoje labai tas yra dalykas, kad mes žiūrim, ko mes norim gauti. Mes nežiūrim, kad man simptomas yra parazito. Kodėl jie pas mane? Tai gal mano mityba pirmiausia gal yra prasta, pas mane galbūt gleivinės yra problemos, gal reikia ir pasaugoti ir tą gleivinę, gal mes norim augalų, gal mes norim truputėlį, bet gal aš kartu esu, kai šneki, dar ir turiu papildomas kažkokios paskui sekančios problemas, ten galbūt ir ritmas sutrikęs, galbūt pastoviai strese gyvenu, vėl mikrobiotos naikintojas, tai tada tu žiūri sistematiškai, gal nori daugiau, galvoju, apie kelis mišinius įdėsi rytui, kitą vakarui, bet
mūsų tikslas yra sistematiškai pasižiūrėti, kokiu mes norim poveikiu, ką mus ir mokino, sakykime, fitoterapijoje. Tai kad kiekvienas augalasgi turi savo poveikius ir mes norim į tą mišinį bent keletą poveikių gauti. Kažkam gal vyresnis už 40-50 metų žmogui ir adaptogenų reikės įjungti. Jaunam žmogui gal jų nereikia, jis energijos pilnai turi, kam jam jungti, tas pats koks nors saldymedis, ne? Irgi nuostabiai ir virškinimui mes jį galim šnekėti, net ir prie kvėpavimo takų, jis turi poveikį prie tos pylori bakterijos, labai rekomenduojamas yra, bet kažkam gal spaudimas labai aukštas, tai gal mes jo negalėsim į ten įjungti, turėsim ieškoti alternatyvos. Va čia ir prasideda, kad tu ieškai, domiesi ir bandai kiekvienam žmogui surasti, kas jam tiktų. Dažnai matau klausimą, ką rekomenduotumėt nuo cholesterolio? Gyventi laimingiau. Arba pagalvokit, pirmiausia, kai sakau, čia gal nenueisime psichosomatinius dalykus, bet emocijos irgi yra. Tai mes suprantam, kad jeigu nuo ko mus saugo tas cholesterolis, juk jis yra apsaugais, reikalingas mums, tai nereikia jo paimti ir valyti. Pasakė žodį valyk, ir viską valom. Tai kur jo, ar cukraus pertekliniai dalykai, gal reikia glikacijos procesus, galbūt uždegimo labai daug turim, gal tą pačią keciperžolę jungsim, gal fitoterapijoje tas pats berberis, raugerškio šaknies žievė, kuri ir cukrų reguliuos, ir kepenis saugos, antimikrobinį poveikį turės. Mes galim labai daug augalų, tas pats stresas. Irgi cholesterolio gali būti priežastis, pastovus, ilgalaikis, didžiulis stresas, kuris gali ilgalaikiai perspektyvoje mums taip pat tą sukelti kaip pasekmę. Tai tos uždegiminius procesus mus saugo organizmas, kaip sakau, bet nuo ko saugo? Tai jeigu mes pakeičiam gyvenimo būdą, mitybą, pradedam biškį judėti daugiau, pradedam su mintim savo, skirti laiko savo. Sakau, tas pats arbatos puodelis yra irgi, kad ir nuo 10 minučių laiko savo, su šuniu pavaikščioti ar tiesiog išeiti į mišką, pakvėpuoti, ne vėl grybienos. Tai mes labai daug yra sprendimų, ne veltui taip mes dabar girdim ir kitiem atrodo keista, iš kur čia Japonijose miško terapijos, pas mus jau irgi, kuri jau kaip medicininė, reiškia mūsų gyvenimo būdas kažkodėl netinka mūsų organizmui. Tai va nuo mažų žingsnelių. Peršalimų mes vis tiek neišvengsim ir prasidėjus pirmiem peršalimam, kokį mišinį rekomenduotum, gal įmanoma kažkaip išvengti? Sakykime, čia pasakysiu ir mišinį, bet ir vėl, jeigu mes, ką mes čia šnekam, toks abstraktus dalykas, kad mes tiesiog pradedam savim rūpintis, mityba, judėjimas, mes galim tuos visus peršalimus, mūsų imuninė sistema gali tuos peršalimus greičiau, kaip sakyti, išgyvendinti, geriau pasipriešinti jiems, bet sakykime, ką mes norim. Mes kart norim gleivinę saugoti, mums reikia galbūt, jeigu ir kosuliai kažkokie sausi atėjo, nepulsim iš karto čiobrelio vieno pačio gerti, jeigu dar sausas kosulys, kai jis turi dar labiau gali sausinti. Bet jeigu mes tokį pažaisim mišinuką kažką, čiobrelis, paimsim kokios dedešvų, paimsim, įvesim tą pačią ramunėlę, kad saugotų ir per virškinimo traktą. Aišku, avietės lapą truputėlį temperatūroje reguliuosim, ta pati vingiorykštė jungiama gali būti. Šalavijas, jeigu ne vaikams, suaugusiems labai stiprus dalykas. Galbūt kokiam, sakykime, daugiau gleivių kaupiančiam žmogui, galbūt reikia ir tų aštrių dalykų jungti. Galime jungti ir prieskoninių dalykų, ir tą patį imbieras, ir gal čili pipiriuko šiek tiek kažkur, tai jeigu ten nėra problemų žarnyne, tai galima ir kažkokių aštresnių, tas pats, sakau, imbieras, koks cinamoną įjungti, galim ciberžolę, kardamoną, muskatą, prieskoniniai, žoliniai dalykai. Bet tokio, kai vardinu, vis tiek mes žiūrim, kas, ten nesurasi, aš tokius vardinu augalus, kuriuos galim rasti. Galim šnekėti apie tūbės, plaučiams, bet daugelis jų net nerasit nei vaistinėse niekur, nebent eisit pas specialistą, kuris jums sudės. Bet jeigu taip mums dabar šiandien problema, vaikas apsirgo kosulys, kad prasideda, mes norim pamažinti, tai ką mes galim greit surasti vaistiniai, mes rasim ramunėlę, mes rasim ir aviečių lapus, mes rasim ir čiobrelį, dedešvą. Gal rasim, reiktų pasižiūrėti. Ta pati islandinė kerpena, kartumynas, bet irgi turintis gleivių, sakykime, vėl atsikosėjimui. Tai mes tokių pankolis,
ir virškinimas, ir plaučių saugantis dalykas savo. Tai va tokių galima rasti ir pasidaryti mišinį net pagal savo skonį ir toje vietoje pasižaisit, kai bus mišinys, jūs labai nepridirbsit savo. Bet pažaist galima. O jeigu jau pradėjo kilti temperatūra, ar imbierą galima vartoti? Jeigu temperatūra pakilo? Taip. Aš pirmiausia apie temperatūros vis tiek yra avietė, yra tie, kurie padeda mažinti temperatūrą, tas pats šalavijas, jeigu jau kalbam apie suaugusius, kuris ir paskatins tos prakaitavimus, liepžiedis čia jau nuo seno naudojamas yra dalykas. Vėl, imbieras, jisai mums veiks ir virškinimo traktą. Jisai, reiktų žiūrėti, ne visi kitiems būna tas su rūgštingumu, jautriai reaguoja skrandis, labai dirglus, bet šiaip tai imbierasgi visą laiką būdavo prie peršalimų, močiutėsgi darydavosi su medum, su citrina, tai čia tie visi mūsų močiučių, jeigu atsuktumėt, pabandytumėt atsiminti, ką jos darydavo, tai mes tikrai galim viską jungti. Kitą kartą tas pasakau placebas, meilės, kai mama padaro, mums net nesvarbu, ką davė, tai viskas pateidavo, bet jeigu jūs skirsit tiesiog laiką savo, ar ten savo artimajam, prie jo apsikabinę pabūsit, tai turiuomenį jam labai gerai duos. Ir kokie gyti tavo būtų 3 top augalai, kurios būtina turėti savo vaistinėlį? Kažkas manęs yra to klausęs, tai aš pas save namie, man kažkaip vienas iš tokių, pas mane, kaip sakau, ne tik fitoterapija, bet ir namuos, pas mane vis laik turi būti ramunėlė. Ir man tokia atrodo labai nuvertintas augalas, tik čia ramunėlės. Nors iš tikrųjų jinai veikia visose sistemose, jinai yra nuostabus, ne tik skonių, bet ir savo poveikio augalas, tai pas mane ramunėlių visą laiką yra namie. Aš atsimenu ir išoriškai visokie dėjimai kompresiukų būdavo vaikystėje, visokie lūpų išskirdimai, išsausėjimai, į vidų gerimas pastovus, tai ramunėlė kas be ko. Aš laik namos turiu pankolio, netgi labai geras duetas yra, kuris tiek visi, nors mes, sakykim, su virškinimu gal kažkokių spazminių neturim dalykų, bet vis laikį jungdavom ir prie sirgimo, ir prie, sakykim, vaikams, kai sirgdavo, sakykim, aš mėgdavau jungti, sakykim, kokį ten pankolį su kokiu saldymedžiu anyžium prie kokių nors ten stiprių kosulių, dar kokį nors vėsinantį augalą įdėdavau. Tai ir virškinimas, ir kvėpavimo takai, ir tų savo eterinių aliejų daug turintis. Aš aišku už kanapę, labai kanapių, kad ir arbatos jūs išgerkit, jinai irgi veiks kuo puikiausiai, labai puikus augalas paraminti bus nervų sistema, tai kanabinoidai galbūt yra stipresni dalykai, kai jau yra ekstraktiniai, bet ir arbata duoda savo efektą, netgi, sakykime, ne tik atraminimui, bet su levanda galit pasimaišyti labai geram duete ir prie galvos skausmo daugam padeda ir paramins miegą pagerins, aišku, tik vėl. Kai jeigu vieną pačią kanapę arbatą gerti, reiktų su pertraukom gerti, kaip sakau, visus augalus mes turim daryti su pertraukom, tad, nes kadangi turi diuretinių savybių, kad paskui neišsiplautume truputėlį per daug. Gerai, tai ačiū labai, jau gavom informacijos net ir ne 3, o 5 visus, tai labai ačiū. Labai ačiū Gyčiui, kad surado laiko atvykti ir pasidalinti su mumis turimą informaciją ir įdomią informaciją. Tai dėkoju ir sakau ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Viso.